universiteto profesoriumi Sir Fred Hoyle yra pripažinti du žymiausi Britanijos mokslininkai. Neseniai jis sukėlė sensaciją pasakydamas, kad jųdviejų tyrinėjimai parodė, jog turi būti Dievas. Paklaustas apie Darvino evoliucijos teoriją, Andras atsakė, Darvino evoliucijos teorijai patvirtinti dar niekad nėra surasta reikalingos pereinamosios formos. Nėra jokio aiškaus įrodymo jokiem pagrindiniam Darvino evoliucijos principams. George Grinnell, mokslo istorijos profesorius McMaster universitete, rašo. Darvinui studijuoti paskyriau daug laiko. Galiu gana tikrai pasakyti, kad Darvinas savo teorijos neišvystė iš gamtos stebėjimo, bet jis privertė gamtai savo filosofinės pavyzdžius ir paskui 20 metų ieškojo faktų savo teorijai patvirtinti. Rhode Island universiteto profesorius Stephen Schwartz paklaustas, kodėl egzistuoja visata, atsakė. Vienintelis turimas teisingas atsakymas yra toks. Pasaulis egzistuoja todėl, kad jį egzistuoti iššaukė už jo esanti galybė – Dievas. Su Dievu pasaulis turi prasmę. Visata turi prasmę todėl, kad ji yra dieviškas kūrinys, kad turi dievišką planą ir dievišką paskirtį tikslą. Čikagos universiteto mokslininkas Roger Sperry knygoje Mind, Brain and Human Values – protas, smegenys ir žmogiškosios vertybės rašo. Sąmonė, valios laisvė, vertybės. Šie trys dalykai yra senas dieglys mokslų šonės. Materialistiniai mokslai negalėjo ir negali su jais susidoroti. Daugumoj mūsų tie trys dalykai yra tarp svarbiausių mūsų gyvenime. Jei kuris mokslas ima neigti jų svarbą ar net jų egzistavimą, tai tenka suabejoti to mokslo moksliškumu. Jean-Paul Sartre, egzistencialistinės filosofijos kūrėjas, žiūrėjo į pasaulį ne kaip į Dievo kūrinį, o kaip į niekybės karalystę, paskendusią proto tamsumose. Trumpą laiką prieš mirtį jis prisijungė prie Dievą tikinčiųjų mokslininkų. Į magnetofono juostelę įrašytame pokalbyje girdime įsakant. Nesijaučiu esąs atsitiktinumo padaras, menkutė dulkelė visatoje. Jaučiuosi aptarnautas, paruoštas, planuotas. Trumpai tariant, esu tik kūrėjo čia pastatyta būtybė, o ta kurianti rankų idėja išsako Dievą. Bene nuostabiausias visų moderniųjų mokslų atrastas dalykas yra smegenų chirurgų surastas faktas, kad žmogaus protas ir valia gali veikti be smegenų pagalbos ir be jokio žmogiško kūno organo. Wilder Bentley, nuo 1930 metų buvęs smegenų chirurgijos pionierius, savo knygoje Mystery of Mind, proto paslaptis, aprašo savo atradimų ir pasiekimų jaudinančią istoriją. Pagrindinis jo surastas faktas. Nei proto, nei valios negalima įstatyti į jokią smegenų dalį. Smegenys yra juslių, atminties, emocijų ir judesių buveinės. Bet aiškiai jos nėra nei proto, nei valios organų. Todėl yra aišku, kad žmogaus intelektas ir valia neturi kūniško organo. Taip kalba žymiausi mūsų laikų mokslininkai. Ar tai nėra aiškus įrodymas, kad egzistuoja dvi skirtingos tikrovės – medžiaga ir dvasia? Jau Aristotelis ir Tomas Akvinietis mokė, kad dvasia, tai yra protas ir valia, nepriklauso nuo medžiagos. Jie negalėjo nei pasvajoti, kad 20-ojo amžiaus modernieji mokslininkai moderniomis priemonėmis patvirtins tokią jų galvoseną. Šiandien rimti mokslininkai ne tik neneigia Dievo ir tikėjimo, bet skelbia esant realų dvasios pasaulį. O mes krikščionys skelbiame, kad to dvasinio pasaulio valdovas yra viešpats Jėzus Kristus. Girdėjote straipsnį Dievas ir modernieji mokslai.